Sveiki, su jumis yra Svajonių Taro, aš esu Eglė ir aš nutariau padaryti šiandieną temą, kuo skiriasi sielos žmonės arba karmacitas arba nuo karma žmonių ir kuo tai skiriasi. Iš tikrųjų, 3 rūšių žmonės, tie, kurie yra susijęti karma arba karmacitu arba nėra susiję. Ne? Tai yra 3 karma, karmacitas ir paprasti žmonės. Kai jie susitinka santykiuose, visą laiką labai svarbu atsiranda tokie trintis. Kuo skiriasi sielos žmonės? Tai sielos žmonės irgi ateina su tam tikrom pamokom iš praeitų gyvenimo. Dažniausiai tai yra karmacitas, tai yra sielos žmonės, kurie yra mylimieji, giminaičiai, draugai iš praeitų gyvenimo. Taip pat jie turi savo tam tikrą irgi karmą, bet nėra ta bloga karma. Iš esmės, ta karma parodo, kad šitie žmonės atėjo išmokti vienas iš kito kažko, patobulėti kažkur vienas kitą palaikyti, padėti. Iš tikrųjų, tos karmos būna ir sudėtingų situacijų, gali pyktis dėl santykių ir taip toliau. Bet kuo tos poros yra sielos žmonės, yra tokie stipresni, jie vienas kitą nori patempti, padėti, išgelbėti kažkokiu būdu, padeda vienas kitam, pastiprina vienas kitą. Karma žmonės yra irgi iš praeitų gyvenimo, bet dažniausiai tai yra prieš iš praeitų gyvenimo. Kai karma žmonės susitinka, nesvarbu, tai karmacitas arba karma, tai žmonės tiesiog vienas kitą pamato, kaip magnetai atrodo susilieja. Ir vienas kitą pažįsta, ir nujaučia, kad tas žmogus man kažkokia tais turi prie manęs likti, turi tam tikrą ryšį su manimi, ne? Ir kai būtent toks žmogus ateina į jūsų gyvenimą, susijusi su karma, su juo yra labai sunku įsiskirti. Ir karma iš tikrųjų dažniausiai, kai būna karma, jau konkrečiai karma nurodyta, tai dažniausiai tai yra prieš iš praeitų gyvenimų. Kažkokiu būdu jūs kažkaip pasielgėt nesąžiningai vienas su kitu. Ar tai išdavėte praeituose santykiuose, ar ten melavot, apvogėt, galbūt buvo kažkokios kitokios situacijos, ne? Ir šitam gyvenime būna irgi kaip magnetas susijungia tokie žmonės, labai didelė trauka, magnetizmas, kai kurie vienas kito vengia, iš esmės vienas galbūt labai prisiriša, kitas bėga liktais. Ir niekaip nepavyksta įsiskirti. Tie santykiai kaip ir ant kabliuko, vis laik ant tokio klaustuko. Ar mes būsime kartu, ar aš noriu su to žmogum turėti santykius, ko aš iš šito santykių noriu. Ir jie neranda tų atsakymų, kodėl jie vienas kitą taip traukia. Nors iš esmės vienas kaip ir bėga, bet visą laiką sugrįžta, o kitas atrodo vejasi, bet vis tiek irgi gilumoje žino, kad man reikia paleisti, bet paleisti negali. Tai karma iš tikrųjų tokia yra sudėtinga, tokie žmonės ir pykstasi, ir kartais gali būti neadekvatus vienas kitam kažką padaryti, gali, tarkim, santykiai tęsis metus ir vaikus turėti, ir tada tampa moteris vienišom mamom, arba vienišais tėvais tampa vyriškiais, ne? Ir iš tikrųjų būna labai sunkios skyrybos, kurios dažniausiai būna be galo sunkios, jeigu susituokia tokios poros. Iš esmės to galima išvengti, jeigu pas mane kreipsitės, nes aš labai aiškiai pasakysiu, ar tas žmogus yra jums karminis ar ne. Yra nekarminių žmonių, bet tai nereiškia, kad jūs nekuriat karmą šiam gyvenime. Jeigu sutinkat tam tikrą žmogų ir elgiatės kažkokiu būdu nesąžiningai, meluojate, apgaudinėjate, išduodate, arba įvyksta kažkoks dalykas, ne, nors karmas pas jūs kaip ir nėra, bet su to žmogum turite ryšį, žiūrint, kaip jūs su to žmogum bendraujate. Jeigu visgi karma, galėtų dirbti kitam gyvenimui, ne? Mūsų sielos iš tikrųjų yra įvairios. Vienos labai jaunos, kitos jau subrendusios, treti yra per viduriukę. Ir kiekvienas turi savo karmos užduotis. Ir tos karmos užduotis tikrai yra kiekvienam, kiekvienas išgyvenate skirtingai. Ir tai suvokę, galite judėti į priekį. Iš esmės yra įvairių karmos užduočių. Dažniausiai stipriausi žmonės tai yra karališkų kortų atstovai, tai yra vartukai, damos, karaliai. Ir džokerio kortą turintis žmogus, tai yra tie, kurie gimė gruodžio 31 dieną.
Iš esmės jie labai valdingi, labai griežti, bet į savo gyvenimą daug ką pasiekia, labai valdingi, labai tokie turinti savo verslą arba turėtų kažkokiu būdu užsiimti tokiu dalyku, vadovauti, kontroliuoti. Ir būtent mes tokiais žmonėmis, kai susijungiame, irgi pajuntame, kad kažkaip tais jie labai stiprus. Taip pat yra tokių žmonių, kurie turi tam tikras, kaip sakoma, išskirtiniai žmonės, kurie kaip nepritampa prie mūsų arba skirtingai mato gyvenimą, bet jeigu jie bendrauja kartu, ta prasme tie būtent žmonės, kurie turi tam tikrą skortą savo gyvenimo išklotiniai, tai yra fiksuoti arba pusiau fiksuoti žmonės, tai yra sielos dvyniai dažniausiai vadinami, tai būtent tie žmonės, jie vienas kitą supranta iš pusę žodžio ir turi labai stiprų ryšį. Ne? Ir tas ryšys būna nepaaiškinamas kitiems žmonėms, kiti žmonės irgi skėšia rankom, kaip čia aš jį suprantu, ne? Arba kodėl pas mane toks ryšys su tam tikrai žmonėmis yra stiprus, bet kiti manęs nesupranta. Galbūt mato kitaip pasaulį. Ir iš esmės tie kitokie žmonės, jie yra laipšnesni, jie tokie glaudesni, jie į pasaulį žiūri tokiam atvirom, susidomėjusiom akim, jie yra kaip ir klajūnai tokie, jie mėgaujasi gyvenimu, džiaugiasi. O kiti iš esmės gyvenime gali džiaugtis, bet jie per kitokias prizmes mato, per kitokias idealizavimus mato savo gyvenimą. Tai vat jeigu labai norėsite susižinoti santykiuose, kaipgi jūsų santykiai, ir norėsite, kad aš pasižiūrėčiau jūsų santykius arba jūsų gyvenimą, iš tikrųjų galima panagrinėti ne tik jūs, bet ir jūsų vaikus, artimiausius žmonės. Ir aišku, tai nėra labai pigu, bet iš esmės pasižiūrėti, kokios jūsų karmos, ar jūs esate su tuo tam tikrų žmogum susijęti karmą arba karmasitu, ar iš šitą gyvenimą atėjote išmokti vienas iš kito kažko naujo, tai galite kreiptis. Dažnai žmonės pradeda suvokti truputėlį ir santykius kito pusę, ne tik tarologinę pusę, nes aš šiaip tai žiūriu ir kosmogramišką pusę, ir tarologinę pusę. Iš esmės galiu pasižiūrėti, kosmograma, kuo skiriasi nuo tarologijos, tai kosmograma tai yra tam tikras astrologinis skaičiavimas ir truputėlį kitaip žiūrisi. Tai yra tam tikras mokslas, tam tikri skaičiavimai, tam tikri faktai, 100%, jeigu žiūrėti, kad jūs jau 100% būtent su tuo susidurėte per savo gyvenimą vienokį ir kitokį atveju ir to pakeisti negalite. Kai klausia, ar karmą galima pakeisti, tai taip galima pakeisti savo elgesį. Charakterį irgi pas žmonės nesikeičia. Ir jeigu jūs sakote, o kažkaip nori pakeisti kažkokį žmogų, jo charakterį, jo elgesį, dėja padaryti to negalite. Tiesiog tas žmogus keičiasi tik to, kad jis iš savo gimimo kortos perina prie savo valdančiosios kortos. Ir tai tiek. Ir žmogus tiesiog tiek pasikeičia. Jeigu jūsų charakteriai nesutampa, jūsų potraukis nesutampa, suderinamumas nesutampa, atsiranda intensyvumas rodo pykčių, suderinamumas rodo bendravimus, hobis ir buvimą kartu, ar žmogus išduos ar neišduos, o potraukis rodo vestuvių tikimybės, meilės potraukį, ar tas žmogus tikrai jūs myli, ar tikrai jisai nori su jumis vestuvių, ar galėtų su jumis susituokti. Tai yra jau kaip ilgesniems santykiam, kurie jau, sakykime, jau subrendę. Tie, kurie tik pradeda santykius, tada žiūriu pagal kortas, nes dažniausiai tai truputėlį maišosi tarp kortų, informacija gali būti visiškai kitokia. Tarkim, gali būti labai tinkamas partneris, bet tas partneris dar nėra subrendęs santykiams ir dar ieško. Nors partneris gali būti visiškai jums tinkama pora, ilgalaikiams santykiams ir gyvenimui, bet tas žmogus jūsų kaip ir nežino tokio dalyko, kad jisai jums tinkamas. Tiesiog jisai bėga nuo tos tikrovės, vengdamas tam tikrų atsakomybių ir praranda savo šansą būti su jumis, nors jisai yra tinkamas jums. Ir tai prasideda, ir sakykime, tai yra dar iš vyriškių neišauklėjimo, galbūt žiūrėjimas į gyvenimą kitokią prasme, ir tai labai matosi vaikinų ir merginų elgesyje šiuolaikiniam gyvenime, kada tiesiog ignoruojame savo sielos žmonės, tiesiog nematom, nes nenorim bendrauti, nenorim tyrinėti ir nenorim žiūrėti. Tai va, jeigu norėsitės, kreipkitės, ačiū, kad buvote, myliu jūs, iki.